žmogų neramina ir iššūkius kelia, ar ne gyvenimas, bet kaip mes jį matom, ar ne, tai mūsų prielaidos, interpretacijos, kaip mes interpretuojame faktus, ar ne. Ir čia daug žmonių susiduria su sunkumais, kadangi jie dažnai interpretuoja ne savo kažkaip tai naudingą linkme arba vienus faktus iškelia kažkaip tai sureikšmina, kitus nepastebi, kitų faktų numenkina ir taip susikuria aplink save tokį nelabai malonų pasaulį. Tai vienas iš psichologinio atsparumo, sakykime, elementų yra tiesiog mokėti atskirti, kur yra realybė grįsta faktais ar ne, o kur yra tiesiog tos prielaidos ir netgi kritiškai mąstyti savo paties minčių atžvilgiu. Tai yra nekritikuoti save kažkaip tai, bet tiesiog nesusitapatinti su savo mintimis ir mokėti jas tarsi pažiūrėti iš šono, pažiūrėti kritiškai, nes ne viskas, ką mes galvojame, tai yra tiesa.